Esam gražiam kampelyje. Vadinasi, Rusijos pasienio zona, ką tik pravažiavom mes per vargus į čia. Žodžiu, atstovėjom eilėj nuo kažkur tai 4-5 valandas. 4-5 valandas abi muitinės. Bet pakankamai sklandžiai, tai labai didelis judėjimas, galbūt dėl to, kad pirmadienis. Taip, nuotaikos pas mus puikios, jos gerėja kiekvieną minutę, nes žiūrint tai, kad nemiegojom naktį, kad buvo kažkokių tai nesklandumų, sakykime, su tam tikra dokumentacija, su automobiliu, bet viskas sprendžiasi, viskas dėliojasi puikiai. Manau, kad Vaidas pakomentuos daugiau truputėlį, nes kai ko aš negaliu sakyti. Dabar aš labai susikaupęs, turiu skubiai išsiųsti žinutę, bet kaip tik tai išsiųsiu, tai iš karto ir... Taip, problema ta, kad tamsoj iškrito besikeičiant piniginė su kortele ir su vairuotojo pažymėjimu. Tai dabar kortelę jau užblokavom, pinigai dar yra, o vairuotojo pažymėjimą jau radom Lietuvoje kitą, dabar mūsų tikslas, kad jisai kuo greičiau atsidurtų Maskvoje. Nu, ir kažkas padės, draugai, tarnybos ar dar kas. Gal lašinių važiuosim valgyti. Pomidoras irgi negalėjai. Tai ką, lėkiam? Mūsų pusryčiai. Ar vakarienė? Pusryčiai. Važiuojame. Šalčiuką. Pirmas šalčiukas Rusijoje. Oi. Taip. O. Automobilio nesimato. Nu va. Va iškiškim. O dabar? Matosi? Matosi. O gerai.